Sveiki visi, su manim Vladusik Moon, tiksliau Vladusik X, aš dar nenusprendžiau tiksliai, bet vis tiek. Vat, šiandien naujas video po 100 metų. Tikrai, aš biški šokiruota, kad aš nusprendžiau ir mane jau bando nužudyti. Atsiprašau, aš tik pradėjau video, kokia mirtis, o ne, aš čia pati jam į rankas neįbėgau. Tipo, atsiprašau, aš tik pradėjau video filmuoti. Kokia mirtis? Ne, lipk, mergyt, lipk. Ir dar kaip specialiai uždarė duris. Va, kaip žinojo jis. O ne, berniuk, nereikia. Tipo, bet kaip gali taip elgtis jis su savo geriausia draugė? Kaip taip įmanoma? Va, jūs pasakykit, kaip taip įmanoma? Turi geriausią draugę. Ir va taip elgės. Kaip taip įmanoma? Kaip taip galima? Nu, padla tu. Taip, aš myliu savo geriausią draugą. Jis tiesiog yra pats mylimiausias geriausias draugas. Aš jį dievinu visą širdim. Jis yra tiesiog pats geriausias draugas. Aš jį labai myliu. Tai va. Biški mini informacija, kas su manim buvo per visą tą laiką, tiksliau per visą tą parą, kol manęs nebuvo. Pirmas, aš pasikeičiau Roblox accountą. Antras, aš pasikeičiau YouTube'ės userį, kaip matote, nes buvo Patriciukas X, o dabar Vladusik X ir buvo Vladusik Moon, dar tiksliai nežinau. Kitas... O kas kitas? Kitas, aš ištrinau savo Telegram grupę kol kas. Aš taip manau, gal biški vėliau ją sukurti. Arba tiesiog ją sukurti ir tiesiog niekada nedaryti kol kas. Po to nusipirkau mikrofoną, tai dabar video bent jau bus su normaliu garsu. Ir dabar aš dar filmuosiu ant kompo. Bet dėl kompo filmavimo bus tikrai labai daug sunkių dalykų. Nes, kaip sakant, nufilmuosiu video, reikės jį po to perkelti į telefoną sumontuoti, po to atgal perkelti arba į planšetę, arba į kompą ir tada jau įkelti į YouTube. Aišku, aš galiu ir per telefoną įkelti, bet vis tiek bus tikrai pakankamai sunkoka. Tai va. Žodžiu, dar aišku, aš nežinau tiksliai, aš net nežinau tiksliai dar iš vis šitas video, todėl nes čia kaip sakoma bandymas, aš bandysiu tik tais, bandau. Ir ką dar norėjau pasakyti, tai kad video galbūt eis daug dažniau, bus. Aфигел, va, ką reiškia pasitikėti geriausiu draugu. Pačią pirmą tave nužudys. Gerai, ne pačią pirmą, bet vis tiek. Ir va, tipo, kaip sakant, daug problemų iš tikrųjų buvo įvykę. Po to dar aš perėjau į naują mokyklą, vėl naujos problemos. Bet dabar pas mane atostogos, tai aš pasistengsiu per atostogos, tai čia 2 savaitės. Aš pasistengsiu nufilmuoti gal kokius 3 video. Iš dalies tai nelabai sunku suorganizuoti. Iš dalies tai nelabai sunku yra tikrai suorganizuoti. Bet, žinote, turi būti ir noras, ir jėgų, ir apskritai, jo. Kažkokia tam tikra gal idėja, nes, pavyzdžiui, vieną murder mystery, o tai filmuoti, irgi, žinote, nelabai didelė sąmonė. Mergyt, aš nesuprantu, jinai murderė ar kas jai? Kodėl jinai su iškelta ranka? Aš tai šerifė. O kas murderis? Man kaip iš tikrųjų nepatinka, kad dabar turi spausti, pavyzdžiui, jeigu ant kompo, žinote, žaidė, turi spausti T. Tipo, what the hell? Kodėl negali būti atgal, tipo, 2 ten? Bet okei, jau niekom nebepakeisi. Po to, kaip jums apskritai šitas kalėdinis atnaujinimas? Man tai iš tikrųjų jis baisiai patinka. Tipo, o dieve, jūs pasižiūrėkit, kaip viskas fainiai. Blemba, aš net neturiu iš tikrųjų žodžių, kad perduoti, kiek man patinka šis atnaujinimas. Žiūrėkit, tiesiog. Dabar jūs turite daily quest, tipo kiekvienos dienos questą. Ir
jūs grinai, pavyzdžiui, surinksite tam tikrą monetą ir gausite tiesiog bonusą. Tai va, iš tikrųjų labai fainiai, man labai patinka. Aš esu baisiai laiminga dėl šito atnaujinimo. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu esi tas, kuris negali zadrotinti šitą žaidimą, tai tu bent jau gauni bonusą. Po to, kiek tu padarėjai bonusų, tą, kaip sakant, gauni prizą. Pavyzdžiui, padarysi 5 vatos daily quest, gausi va šitą peilį. Padarysi 30, gausi šitą keksą, nu, tipo, tortą gabalėlį, čia po to efektą. Aš tai labai norėčiau šitą nusipirkti Snowy Bundle, bet aš nesu ant tiek didelė milijonierė, kad leisti tiek pinigų iš tikrųjų, mergyt, net nesvajok, jeigu čia tu murderė, gausi įsakį. Okei, net ne tu. O tai palau, tai kas murderis buvo? Ai, tai čia net ne ranka iškelta, čia toks tai skinas. Da geriau. Gerai, va šitas anime berniukas yra murderis. Nu, viskas aišku. Tai va. Aš tipo dar, ką aš padariau dėl YouTube'ės, tai aš grinai beveik visus video užprivatinau. Gerai, aš kelis video užprivatinau, visus tiesiog ėmiau ir ištryniau laukan. Nu, tipo, o ką man jie? Ir, pavyzdžiui, pas juos ir garsas blogas, ir apskaitai pats video figovas, tipo, nu tai, o ką man juos palikti, kad tiesiog mano YouTube channel darytų baisų ar ką. Nu tai va, aš dabar kelsiu, manau, tik tais gerus video. Nu, aš bent jau stengsiuos kelti tokius gerus video. Tai va, man dar reikės pakeisti profilio fotkę. Nu, į tas, kaip nes vadinas, lakabeičias ar kas ten. Nu, tipo galos. Ir aš manau dar pakeisti vardą ne tiesiog Vladą, o gal kažkaip kitaip. Nu, aš manau, uždėti Kohanę, todėl, nes pas mane visur TikTok'e, pačiam Roblox'e, pas mane visur tipo Kohanė yra. Opa, murderė, tikiuosi man pasiseks. Tai va, pas mane visur Kohanė yra, tai galvoju, gal ir čia tipo YouTube uždėti, tipo, nelaužykim tradicijų. Gerai, mergaitė nubėgo. Dingo. Bėga nuo teisybės. O, dėka, aš čia, aš tiesiog nematomą dalyką atsitrenkiau. Dar geriau. Kur žmonės iš vis? Tipo, kada aš ne murderė arba kokia šerifė žmonių visur, blemba yra, visur, kur įmanoma tiesiog. Kai aš murderė, nei vieno žmogaus nėra. Ok, matom pėdsakus. Ir kur tie pėdsakai veda? What the hell? Aš tiesiog paskui pėdsakus einu. Tai, what the hell, nafik jinai čia lipo, jeigu jinai vis tiek čia nubėgo. Mergyt, atsiprašau, žmonės pas jumis tokie neaiškus pėdsakai. O, Lietuva. Be komentaro pas jumis tokie yra neaiškus pėdsakai, kad žodžiu mirsi pati pirma. Davai, fanbojau, mirk. Blemba, beveik iš tikrųjų pataikiau. Beveik, biški iš tikrųjų trūko. Ką? Ar jis čia ką tik įsiteleportavo, ar kas čia buvo? What the fuck? Nu, dar tokios teleportacijos nesu mačius. Tai palau, tai kur kitas? Dar kažką šaudo jau. Kas, kurį šaudo? Atsiprašau, pasirodyk. Aš nesuprantu, kur tie pėdsakai mane ved. Atsiprašau. Mirsi. Oi, mirsi. Aš tau tikrai neduosiu manęs pašauti. Jau kam ir kam, bet tikrai ne tau. Oi, tikrai ne tau. Va, laimėjom, tai galim padėti. Oi, tada kaip gražiausiai neįliu. Tai jo. Oi, reikia biškai pasimaivyt, po to va taip padarom, po to va taip padarom ir galim eiti. Galim eiti ramia širdim. O kodėlgi ir ne? Man atrodo, kad jis mane po to skambutį arba būtų apskaitai chatais mane tiesiog jiems ir iškolios kaip eilinį kartą. Tai
Tai nesijaudinkim, viskas čia normalu. Aš tai labai šito šiaip norėčiau pereiti, bet žiūrėkit, tipo, find all the hidden items around the maps to unlock rewards. Santa hat, radom Alpha hat, po to Acorn, po to čia rusiškai. Na, aš ir tikrai nežadu kalbėti dabar rusiškai, bent jau dabar tikrai nenoriu. Po to North Pole ir 2 Douves. What the hell? Man kažkas treidą met, tikrai nereik. Oi, brolyt, mirsim. O, ne, tai mirsim, aš taip ir galvojau. Bet dieve, nemėtikit man treidų, jeigu aš pirmą kartą atsisakiau, tai reiškia ir antrą kartą atsisakysiu. Ar jūs galvoja, kad, tipo, vieną kartą atsisakiau, antrą kartą sutiksiu? Tipo, mane kaip užknis, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie, tipo, met treidą ir aš, tipo, atsisakau, o jie vis tiek met. Ir tai po kelis šimtus kartų. Tipo, alio, atsiprašau žmonės, kas jums yra negerai. Nafik jūs man siuntinėja tos treidus, jeigu aš vis tiek jos atmetu. Tipo, koksai jūsų yra, kaip sakant, kompromisas, ar koks tas žodis, blemba, sakot, bet, tipo, kokia jūsų yra nauda metinėti man kviestus, jeigu aš vis tiek tiesiog atmesiu. Tai, tiesiog, aš va tokių žmonių tiesiog nesuprantu. Ir, pavyzdžiui, man tada reikia tiesiog atjungti treidus, nes man tiesiog metinėjus be galo. Bet yra žmonės, kurie iš pirmą kartą suprant. Ir aš jums esu baisiai dėkinga. Dar aš noriu paklausyti, kaip jums mano vatskinas. Tipo, jis man labai patinka. Jis toks, kaip sakant, biški stiliuką, biški toks, tokia kaip senas stiliuką. Nu, bent jau jis blemba nesikartoja kiekvieną kampo. Aš jums tuo galėsiu parodyti. Pavyzdžiui, va šitas skinas, matote, jis tiesiog grinai buvo iš Pinteresto paimtas, prisipažinsiu, nemeluosiu, čia grinai iš Pinteresto paimtas skinas ir pavyzdžiui, šitas skiną arba labai panašius, ar apskritai va tokie stiliaus skinus aš mačiau tiek daug, kad tai tiesiog žodžiais neperduoti, buvo tiesiog dafiga. Tai va, aš visą šitą tik tais ir norėjau pasakyti. Tai kitas video išeis jau, manau, normalaus formato. O kol kas, čia buvo, kaip sakoma, paaiškinimas video, kur aš buvau, kas su manim buvo, ką aš dabar turiu, galim pasakyti. Ir iš anksto sveikinu jumis su kalėdoms, nežinau, su naujais metais. Tikiuosi, kad jums kalėdų senelis atneš viską, ko geriausia. Tikiuosi, kad pas jumis bus pati geriausia, kai sakant, geriausia nuotaika. Labai jūs myliu. Tikiuosi, jums patinka mano video ir tikiuosi, mano video papuls į YouTube'ės rekomendacijas ir jūs mane žiūrėsite ir pafollowinsite ir parašysite komentarą ir laiką padėsite. Gerai. Iš anksto su kalėdom, myliu jumis visiems. Jo. Ate, myliu.